Gerai, tai šiandien mes pakalbėsime, kas vyko po potvinio, kaip praeitą kartą kalbėjau, kas vyko iki potvinio, tai šį kartą pakalbėsim, kas vyko po potvinio, ir dar potvinio metu. Tai kaip visą laiką, aš pirmą noriu prisiminti, ką mes prieš tai išmokome ir apie ką mes kalbėjome praeitoje paskaitoje. Tai praeitoje paskaitoje aš paminėjau, kad arka buvo pastatyta per 120 metų, kas yra 40 kart 3, ir taip jisai išpildė tikėjimo pagrindo atstatymą. Ir taip pat Dievas nuteisė žmoniją 40 dienų potvinio. Tai kaip ir praeitą kartą minėjau, kodėl būtent per skaičių 4 viskas vyksta, 4 ir 3, tai skaičius 4 simbolizuoja 4 pozicijų pagrindą. Tai čia buvo kaip Dievo kūrinijos tikslas. Ką aš turiu omeny, kai sakau 4 pozicijų pagrindas, tai Dievo tikslas buvo, kad jisai kaip centre yra vyras, moteris ir tada yra jų vaikai ir visas tas yra vienoj vienybėj. Tai Dievas save išskiria į 2, vyrą ir moterį, abu, kurie atspindi Dievą, ir jie susivienyje ir jie sukuria vaiką. Tai čia buvo kaip Dievo kūrinijos idealas - sukurti šeimas, kurių centre yra Dievas. Bet mes kaip žinome iš Adomo ir Ievos istorijos, kad šėtonas į visą tai įsiterpė ir jisai atsistojo Dievo pozicijoje. Ir jisai atėmė iš Dievo tą 4 pozicijų pagrindą, arba kitaip sakant, šėtonas atėmė skaičių 4 iš Dievo. Dėl to būtent Nojus turėjo pastatyti arką per 120 metų, kas simbolizuoja 40 kart 3, o 3 simbolizuoja 3 augimo stadijos, tai formacija, augimas ir užbaigimas. Tai tas skaičius 4 praeina per 3 augimo stadijas ir pasiekia užbaigimą, dėl to tas užtruko 120 metų. Ir tada Dievas nuteisė 40 dienų potvinių, kas vėlgi simbolizuoja žmonijos atsiskyrimą nuo šėtono per skaičių 4, kad gražinti skaičių 4 į Dievo pusę. Ir pačiame potvinyje mes taip pat turime dar kelis simbolius. Tai arkoje buvo 3 aukštai, kas atspindi visatą, nes vėlgi visata buvo pastatyta sukurta per 3 augimo stadijas - formacija, augimas ir užbaigimas. Ir tada taip pat 8 Nojaus šeimos nariai atspindėjo 8 Adomo šeimos narius, ir arka simbolizavo visatą, Nojus simbolizavo Dievą, jo šeima simbolizavo žmoniją ir gyvuliai simbolizavo tą visą pasaulį. Tai taip simboliškai Dievas duoda naują pradžią savo kūrinijai. Dėl to būtent po to, kai pasibaigė potvinis, Dievas Nojui davė tos pačius palaiminimus, kuriuos jisai davė Adomui ir Ievai. Būkite vaisingi, dauginkitės, pildykite šitą žemę ir valdykite ją, viešpataukite jai. Bet kaip mes žinome, kad tai, ką padarė Nojus, tai nebuvo substancijos pagrindas, tai buvo tikėjimo pagrindas. Nes Dievas Nojui pasakė, tu turi pastatyti arką, ir Nojus tą padarė. Tai jisai išpildė tikėjimo pagrindą, o substancijos pagrindas yra šiek tiek kitaip. Jeigu mes dabar žiūrėtume kiekvienoje istorijoje, tai, kaip ir sakiau, tikėjimo pagrindas simbolizuoja išpildymą Dievo žodžio, kuris yra duotas mum. Tai pavyzdžiui, Adomo ir Ievos istorijoje tai buvo nevalgyk. Kaino ir Abelio istorijoje tai buvo duoti paaukojimą Dievui, taip parodyti savo tikėjimą Dievu. Ir tai pavyko padaryti Abeliui, bet Abeliui nepavyko išpildyti substancijos pagrindo. O substancijos pagrindas, jisai simbolizuoja ne išklausyti kažko ir tikėti tuo. Substancijos pagrindas atspindi žmonių susivienijimą. Tai substancijos pagrindas Adomo ir Ievos istorijoje turėjo būti Adomo ir Ievos susivienijimas. Substancijos pagrindas Kaino ir Abelio istorijoje turėjo būti Abelio ir Kaino susivienijimas. Susivienijimas tarp žmonių, arba kitaip sakant, tarp subjekto ir objekto vienybė pasiekta, ir tai atspindėtų substanciją. Tai būtent Nojaus istorijoje substancijos pagrindas buvo Nojaus ir Hamo susivienijimas. Ir jie turėjo tapti vieningi širdį. Kaip mes žinome iš Abelio istorijos, kad Abelis buvo tas, kuris išpildė tą simbolinį paaukojimą, o
kadangi Nojaus istorijoje ne Abelis, kuris Hamas buvo Abelio pozicijoje, bet ne jisai išpildė tą simbolinį paaukojimą, o Nojus padarė simbolinį paaukojimą ir tą tikėjimo pagrindą atstatė. Dėl to Hamui buvo skirta misija atstatyti substancijos pagrindą. Nojus negalėjo abiejų atstatyti. Čia buvo kažkas, ką Hamas turėjo statyti, nes jisai užėmė Abelio poziciją ir jisai turėjo išpildyti to, ko Abeliui nepavyko padaryti, tai sukurti substancijos pagrindą. Tai kaip tada Dievas norėjo tai išpildyti? Kaip Dievas norėjo, kad Nojus ir Hamas pasiektų vienybę? Tai Dievas davė tokią situaciją jiems. Tai yra tai, kad po to, kai praėjo potvinis, Nojų Hamas aptiko nuogą. Ir Hamas pamatė savo tėtį nuogą, jis pajautė gėdą. Ir jisai taip pat priėjo prie savo brolių, prie Šemo ir dar vieno Josefo, man atrodo. Ir jisai taip pat juose sužadino gėdą ir jie nuėjo ir uždengė savo tėtį. Dabar, kodėl tai buvo klaida? Normaliai mes neturime vaikščioti nuogi, aš neturiu tą omeny, netame yra prasmė, kad tai yra klaida. Čia buvo visų pirma šeimos nariai, tai jie yra šeima, o antra, šitas yra simbolis to, kad mes, kaip žinome, Adomas ir Ieva, kai jie puolė, jie uždengė savo lytinius organus. Jie jautė gėdą prieš Dievą ir jie uždengė lytinius organus. Tai šitoje istorijoje tarp Nojaus ir Hamo atsakomybė buvo panaikinti tą gėdą, kuri atsirado nuopuolio metu. Gėda neturėjo egzistuoti. Kaip jausmas gėda neturėtų būti. Tai Hamui buvo duota galimybė atstatyti tą, dėl to būtent buvo tokia situacija. Ir čia yra situacija, kuri yra specifinė šitam dalykui. Nereiškia, kad kai mes pamatysim kažką nuogą, mes neturėtume jo uždengti. Ne, čia būtent buvo šitai istorijai pritaikyta ir šito istorijai tai buvo galimybė, kaip Hamas galėjo atstatyti Abelio poziciją, išpildamas substancijos pagrindą ir taip pat susivienyti su savo tėvu ir dar atstatyti tą gėdą, kuri buvo sukurta nuopuolio pradžioje. Tai va, ir mes pamatome tada, kad visas tas buvo sugriauta ir Nojus ir Hamas nesusivienijo ir Šemas ir Hamas nesusivienijo, nes jisai kaip tik savo broliam pažadino dar gėdos jausmą ir juos atvedė dar į tą klaidą. Ir kaip mes žinome, po to, kad jisai tai padarė, Nojus atsikėlė ir prakeikė Hamą ir pasakė, kad tu būsi vergas savo broliams. Tai mes iš to suprantam, kad tai tikrai buvo klaida, jisai neturėjo to padaryti. Tai va, ir tada norėjau pasakyti dar kelias pamokas, kurias mes galime išmokti iš šitos Nojaus istorijos. Tai kad Dievo valia yra absoliuti, bet žmogus turi išpildyti savo atsakomybę. Tai Dievo plane buvo tai, kad per Nojų bus išpildytas tiek substancijos, tiek tikėjimo pagrindas. Bet po to, kai buvo padaryta klaida, tas viskas sugriuvo ir Dievo noras neišsipildė. Tai nors ir Dievo valia yra absoliuti ir jisai niekada nesustos jos siekti, bet jinai taip pat niekada neišsipildys, kol mes neišpildysim savo atsakomybės. Tai nors ta valia yra absoliuti ir jinai turi būtinai išsipildyti, tai kada jinai išsipildys priklauso nuo to, ar mes išpildom savo atsakomybę. Nėra taip, kad jinai tiesiog automatiškai atsitinka, kada Dievas nori. Taip pat mes ką sužinome po potvinio, kad Dievas nors ir gailėjosi palikti Nojų, bet jisai jį paliko. Iš karto po to, kai jo šeimoje buvo padaryta klaida, jisai iš karto Nojų paliko ir ėjo dirbti per Abromą. Ir viena klaida, kurią Nojus padarė šitam visame iš tikro, tai po to, kai įvyko potvinis ir jau vanduo nusileido ir jisai išėjo, pirmas dalykas, ką jisai turėjo padaryti, yra padėkoti dangui ir padėkoti Dievui už tai, kad viskas buvo padaryta. Jisai šiek tiek tapo arogantiškas ir pamanė, kad čia buvo jo darbas ir kad jisai
čia yra tas, kuris išpildė viską. Ir čia buvo klaida, kuri leido šėtonui mobilizuoti blogas dvasias ir sužadinti Hame tos gėdos jausmus, neigiamus jausmus. Ir antra klaida, kurią Nojus padarė, tai jeigu Nojus būtų paskelbęs, kad 40 dienų potvynis, kurį jis išpildė per 120 metų darbą, neturės nieko bendro su jokia klaida, kurią padarys jo sūnus, tai irgi būtų davusi pagrindą Nojaus, tą, ką Nojus padarė, kad liktų. Nes po Hamo klaidos sugriuvo tiek Nojaus padarytas darbas, tiek tą, ką Hamas turėjo padaryti. Ir jeigu būtų Nojus paskelbęs, kad šitas mano paaukojimas neturi nieko bendro su klaidom, kurias jūs padarysite, tai būtų kaip surišimas tarp skudurėlio, surišimas dviejų mazgų ir šėtonas negali eiti per mazgą. Jisai gali tik tai va čia eiti iki mazgo. Tai padarimas įgarsinimas, tai, kad tu išpildai, yra padarimas mazgą, kur šėtonas nebegali kilti ir nebegali tavęs bandyti tau trukdyti ir nebegali atimti to mazgo. Tai tas mazgas būtų buvęs likęs ir tas paaukojimas, kai Nojus padarė, būtų buvęs likęs, jeigu jisai būtų padaręs tą paskelbimą. Ir tada ta klaida Hamo būtų turėjusi mažesnės pasekmes. Tai va. Ir dar vieną šį dalyką, kurį aš noriu pasakyti, kas irgi yra gan svarbi detalė visam šitam, kad po to, kai Dievas padarė po to, kai įvyko potvynis, Dievas pažadėjo Nojui, kad jisai daugiau niekada taip nepadarys ir kad jisai daugiau niekada nenuteis tokiu būdu žmonijos. Tai mes iš to suprantame, kad Dievas pasigailėjo, kad netgi pačiam Dievui atrodė, kad gal jisai persistengė į tai, ką jisai padarė. Nes jisai sakė, kad viskas, aš daugiau taip niekada nedarysiu. Reiškia, kad jisai pajautė, kad gal kažkaip kitaip reikėjo man viską daryti. Gal man dar kantresniam reikėjo būti. Kažkas, mes suprantame tada, kad Dievas nėra tiesiog toks darau tą, bet jisai, kai daro dalykus, jisai irgi viską kaip daro pirmą kartą. Čia jo pirma kūrinyje ir jisai kartais gali padaryti dalykus, dėl kurių po to gali pagalvoti, kad gal kažkaip kitaip reikėjo. Mes galim tai vadinti klaida ar kas, bet mes suprantame, kad Dievas turi tokią kaip ir žmogišką savybę, nes visgi mes buvom ir sukurti Dievo atvaizdu, tai reiškia, Dievas kažkokiu būdu mus irgi atspindi. Tai čia dar buvo dar viena tokia, manau, svarbi pamoka iš šitos istorijos. Vat. Ir jo, ir dar aišku, taip pat čia buvo galimybė Nojui ir Hamui atstatyti tėčio ir sūnaus santykį. Nes taip pat kaip Adomo klaidos negalėjo būti atpirktos be Abelio, jeigu Abelis nebūtų išpildęs savo atsakomybės. Tai taip pat ir šioje istorijoje Nojaus pergalė Nojus negalėjo pats visko padaryti, nes tas irgi turėjo būti statyta, nes kaip Adomas negalėjo be Abelio būti atstatytas, taip pat ir Nojus negalėjo būti be Hamo atstatytas, kuris turėjo poziciją Abelio. Tai vat, dabar tikrai viskas. Pasakiau viską, ką norėjau ir taip, tikiuosi, viskas buvo suprantama ir viskas buvo aišku. Ir ta vaizda toliau eina ir mes toliau tęsime su, kaip ir čia paminėjau, Abraomu. Vat ir jo, ačiū visi, kas klausėtės. Ačiū už jūsų gražias akis ir geras ausis. Ir jo, iki kito karto ir viso gero. Like, subscribe.